sumigę, tik aš kalbuosi su tavimi. Mes susitikome prie jūros, skambant giesmiai tūkstančių arfų, o begalinis, nepriepiamas ir amžinasis jūros horizontas žvelgė į mus ir mokė didžių dalykų. Tai pamojuokime ir šiandien galėsime paliesti žvaigždės, taip? Taip, nes šiandieną kažkur čia yra ne viena staigmena, bet prieš tai ši šventė Kalėdų laukimo pradžia. Ar prisimeni savo kalėdas ir kaip tu jas šventi? Aš kalėdas visada švenčiu su pačiais artimiausiais ir man be galo patinka staigmenos. Ar jums patinka staigmenos? Nuostabu, aš taip mėgstu staigmenas ne tik gauti, bet jas ir kurti. Ir tikiuosi, kad šiandien mums pavyks sukurti kažkokį nuostabų reginį. Taip? Aš matau. Ką matai? Aš kažkur matau vaiką. Žiema šalta, žiema smagu, laukiu kalėdų, tikiu stebuklų ir visai nesvarbu, kad esu nemaža, džiaugiuosi balta žiema. Puošim eglę kartu su mama, atminsim dienas, kai buvau dar tokia, mažutė ir laukdavau senelio vakare. Kalėdos ištinka. Jaukios šviesos ir kvapai, ten bučiuojasi draugai, puošiasi jau gatvės ir namai. Tikro džiaugsmo nejaučiu, tai ne mane aš esu, kam vaidint gyvenimą kitų. Sako, tu tik pasiruošk savo širdį supakuok, tamsią naktį švies žvaigždėmis tikėk, tu tik pasiruošk savo širdį supakuok, meiliai, meiliai. Kalėdos neprašysiu, vėl namai šio dovanų, ko eglė nėra
čia? Labas, mano brangieji! Labas, kalėdų senelė! Labas visiems, oi kiek jūsų daug! Labas, angelėliai, labai gražu jūs matyti, labai smagu. Kaip smagu jūs visus matyti, labas visiems, labas ten toli, labas čia arti, labas ten visiems ir labas čia visiems. Sveiki atvykę į gražiausią miestą pajūryje, Palangą. Labai čia jūsų daug. Ar laukiate kalėdų, sakykite? Laukiate, ar ne? Aš irgi labai, žinokit, laukiu, tiek darbų turiu, bet kitas žmogus, kuris turi labai daug darbų šiame mieste, tai yra mūsų Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus. Tad labai norėčiau jį pakviesti čia ant scenos, kad jisai pasveikintų ir jūs, ir mane. Gerbiamas merė. Labas vakaras, mėla Palangos bendruomenė, vaikai, gerbiami svečiai atvykę į šį nuostabų kurortą. Iš visos širdies pasidžiaukime kartu mūsų išpuoštą Palangą ir kurkime kartu šitą Čiurlionio pasaką. Šie metai Palangai buvo išties labai sėkmingi. Suskaičiavome, kad šiemet Palangą aplankė 1 400 000 svečių. Na, klausykit, meras tiek išvardino, ar jūs iš tikrųjų tokie šaunuoliai? Taip, bet sakykit, mano mėlieji angelai, gerbiamas merė, gerbiama bendruomenė, čia yra šiemet žvaigždžių miestas, ar ne? Bet vienos žvaigždės kaip ir trūksta. Trūksta, ar ne? Labai trūksta, senelė, labai. Tai aš manau, turiu tokį planą. Skaičiuosime nuo 5 iki 1 ir man atrodo, tada pamatysime gražiausią šiame mieste esančią žvaigždę. Ar padėsite suskaičiuoti? Tikrai? Ar jūs pasiruošę visi? Tai tada pradėkime. 5, 4, 'Kur nenutylantis balsai, dainuojant eina tau ir man, kur viskas visada gerai, kur